Na, o dabar laiku nukeliaukime savaitę atgal ir pažiūrėkime, kokiomis dovanomis automobilininkai vyrai įsimylėjėlių dienos proga apdovanojo vairuotojas damas. Valentino dienos išvakarėse vyrų automobilių klubas N40 surengė neįprastą šventę vairuojančioms moterims. Ją pavadino širdžių slalomu. Ant prekybos centro Ozas stovo esančioje aikštelėje damos turėjo galimybę išmėginti jėgas figūrinio vairavimo rungtyje. Iš kugelių buvo sudėliota stilizuota širdis, o moterys tokios formos trasą automobiliu turėjo įveikti kuo greičiau. Tačiau tai tik pirmoji šventinių užduočių dalis. Vyro automobilių klubas N40 švelniosios lyties atstoves nustebino dar viena rungtimi – kliūčių ruožu, kurį šios turėjo įveikti vadovaujantis tik automobilio vaizdo kamerų teikiama informacija. Stiklai buvo aklinai užklijuoti. Geriausiai užduotis abiejose trasose atliko ir pergalę šventė nemažai automobilių sporto ragavusi Iveta Slaboševičiūtė. Nuo jos viso labo sekundės su trupučiu atsiliko Inesa Gudavičė, o trečią vietą užėmusi automobilių ralio šturmanė Agnė Lauciuvienė artimiausiai varžoviai pralaimėjo vos 0,05 sekundės dalis. Komandinėje įskaitoje triumfavo Autoledi LT komanda. Antros liko Girls Gear LT merginos, o trečios vairuojančių moterų asociacijos Racing Ladies damos.